Dažnas šeimininkas turi labai daug įvairių dogmų apie tai, todėl norėčiau informuoti, kas tai yra. Šiandien, Kirai, pradėsim pirmąją chemoterapiją. Taip, tai yra pakankamai sudėtingas gydymas, jį apima intraveninės infuzijos metu leidžiami medikamentai, citotoksiniai preparatai, galimas gydymas medikamentais, tabletėmis, galimas taip pat gydymas ir lokaliai tiesiai į tumorą. Paprastai pagrindinis yra gydymo būdas tai į veną. Ir kas tai yra? Tai yra vaistai leidžiami tam tikro onkologinio susirgimo atveju. Pagrindiniai tai yra limfomos, mastocitomos, hemangiosarkomos, osteosarkomos. Ir gydymas parenkamas tada, paprastai visada turi būti pilnai diagnozuota ir ištirta ir gautas atsakymas iš laboratorijos. Tau baisu, ne? Čia toks pasiruošimas vyksta, kad... Vaistai, leidžiami veną, jie veikia visas besidauginančias ląsteles. Svarbu sekti kraujo tyrimus, virškinimo traktą ir svarbiausias momentas, kad gyvūnas turi jaustis kliniškai gerai. Kodėl gerai? Kadangi citotoksiniai preparatai nesirenka, kad taikysiu tiesiai į vėžines ląsteles. Ne, jis eina per visą organizmą ir veikia visas ląsteles. Todėl labai svarbu, kad gyvūnas turėtų jėgų pakilti vėl ir vėl atsinaujinti tos ląstelės. Būtinai svarbu sekti kraujo tyrimus. Trombocitus, eritrocitus, baltasias kraujo ląsteles, nes labai dažnu atveju yra sukeliama mielosupresija, tai reiškia, kad labai nukrenta imunitetas. Šiai dienai viskas neblogai. Šiek tiek eritrocitų turi sumažėjęs, bet čia, kaip sakant, neesminiai pakitimai. Inkstų kepenų veikla. Puikiai. Dabar, kada chemoterapiją galima taikyti ir kodėl ją reikia taikyti? Būna taikoma chemoterapija prieš operacinį gydymą. Kam? Tam, kad apraminti tas ląsteles, kad operacijos metu pasiektume maksimalius rezultatus. Būna navikų, kurie nepasišalina pilnai. Todėl chemoterapija lygiai taip pat yra būtina, kad užkirsti ląstelių atsinaujinimą arba bent jau pristabdyti jų naujinimas. Labai svarbu yra laikytis tam tikrų taisyklių, taikant chemoterapinį gydymą. Tai saugumas namuose labai svarbu, labai svarbu dozės, labai svarbu laikas. Ir dažną šeimininką būtina informuoti, ir aš informuoju visada, kad jeigu mes jau pasirenkam chemoterapinį gydymą, turime labai griežtas taisyklės. Po chemoterapijos visi tiek šuniukai, tiek kačiukai 72 valandas gauna šiek tiek mažiau meilės. Kodėl? Todėl, kad gyvūnas per kūno skysčius, seiles, šlapimą, galbūt jeigu vemia per vėmaliukus, visus išmatas, išskiria citotoksinės medžiagas. Citotoksinės medžiagos yra, kaip žinome, visi kancerogenai, tai turime visi saugotis. Kalbant apie šalutinius poveikius, gyvūnai kur kas lengviau perneša chemoterapinį gydymą, lyginant su žmonėmis. Kailio netekimas dažniausiai mažiausia problema. Didžiausia problema yra nenorėjimas ėsti, vėmimas, viduriavimas, apetito stoka. Kai kuriais atvejais netgi labai stiprų šalutiniai poveikiai, dėl to būtinas simptominis gydymas. Ir visą tai būtina žinoti, pradedant gydymą, vien tam, kad įsivaizduoti, kas gali laukti. Tai šiandien taikysim pirmą chemoterapiją. Tikėsimės, kad perneš puikiai, kad jausis puikiai, kad nesukelsim papildomų nereikalingų kančių. Tik čia nelabai patinka, bet laisvos rankos kasimui kiekvienas atvejis yra skirtingas, vienodų jų nėra. Ir visada su visais savo pacientais mes dažniausiai susidraugaujam, nes bendraujam labai ilgą laiką, kartais bendraujam visą jo likusį gyvenimą. Deja, taip yra. Ir kiekvieną kartą
kiekvienas pacientas būna dar vienas šeimos narys. Sėsk. Puikiai. Dabar galim sakyti, kad daug tų onkologinių ligonių, bet tik todėl, kad jų atsirado noras juos gydyti, atsirado noras juos padėti ir atsirado, kas gali tą padaryti. Ir daugybei pacientų mes galim padėti, kartais tik trūksta kartais ir noro, šeimininkų, kartais galimybių, o kartais ir žinių, kad tai mes galime padaryti. Viskas bus gerai. Jeigu jūs turite vadinamą kažkokį tai darinį, galbūt išsioperavote darinį ir turite rezultatus, kviečiu atvykti pas mus į Ruminavet ir paieškosime sprendimo būdų, kaip galime geriausiai padėti jūsų augintiniui. Tam, kad jis turėtų kuo šviesesnį rytojų.